Sveiki gyvi, čia ir vėl gilinamėsi į aktualijas. Šiandien mūsų dėmesio centre svetainių kūrimas. Ir ne bet koks, o žvelgsime per Vladimiro, to žinomo rinkodaros agentūros EasySEO vadovo prizmę. Ką jis rekomenduoja? Taip, sveiki. Pagrindinė mintis, kurią Vladimiras akcentuoja, tai yra individualus svetainės kūrimas naudojant WordPress. Būtent custom temą. Tai reiškia, kad viskas programuojama pagal konkrečius verslo poreikius. Nuo nulio. Jokių ten paruoštų šablonių ar tų page builderių. Gerai, custom tema skamba rimtai, bet kuo ji tokia ypatinga? Kodėl būtent šitas kelias, o ne tie paprastesni variantai? Žiūrėkit, custom tema tai kaip, individualiai sutas drabužis. Tiksliai pagal išmatavimus. Unikalus dizainas, funkcijos tik tos, kurių reikia. Svarbiausia nėra to perteklinio kodo, kuris dažnai būna tose universaliuose šablonuose. Ir ką tai duoda? Greitį, stabilumą. Lengvesnė priežiūra, ir aišku, geresnės SEO galimybės ilgalaikėje perspektyvoje. Suprantama, jeigu svetainė verslui svarbi, tai turbūt negali rizikuoti, kad jį ten striks ar dings iš Google paieškos. Bet ar vien žodis custom jau yra kokybės garantas? Ar čia yra kokių povandeninių akmenų? Labai geras klausimas. Ir čia Vladimiras labai aiškiai pabrėžia – kokybę. Nes pati custom idėja nieko verta be tvirto programavimo pagrindo. O tas pagrindas, techniškai kalbant, yra solid principai. Solid. Esu girdėjusi šitą terminą. Bet gal galėtumėte paprasčiau paaiškinti, kas tai yra ir kodėl tai taip svarbu būtent kuriant tokią individualią temą? Žinoma, užuot ten vardijus tuos sudėtingus pavadinimus, įsivaizduokim, kad solid tai kaip statybos taisyklės geram tvirtam namui. Šitie principai užtikrina, kad kodas būtų tvarkingas, logiškas, kaip iš atskirų blokelių sudėliotas, o ne viena didelė makalynė. Pavyzdžiui, vienas principas sako, kiekviena dalis daro tik vieną darbą. Tai reiškia, jei kažką keiti vienur, nereikia visko perinkinėti. Tai leidžia lengvai prižiūrėti, plėsti ir dar svarbu, svetainė netampa priklausoma nuo vieno programuotojo, jo stiliaus. Jei šito nesilaikoma, net ir brangi custom tema gali tapti, tikra problema, kaip ir perspėjama šaltiniuose. Brangi ir sunkiai valdoma. Aha, dabar aiškiau. Tai čia ne šiaip mandras žodis, o labai praktiškas dalykas. Bet ar ne visi programuotojai taip dirba? Kodėl reikia specialiai klausti? Deja, praktika rodo ką kita. Medžiagos minima, kad, ypač tie specialistai po trumpų kursų, jie apie Solid gali būti ir negirdėję. Arba tiesiog netaiko, nes taip greičiau, galbūt pigiau iš pirmo žvilgsnio, bet užsakius iš tokio žmogaus custom temą, rizikuoja gauti produktą, kurį paskui, bus labai sunku ir brangu tvarkyti ir plėsti. Todėl tas Vladimiro patarimas klausti tiesiai, ar dirbat pagal Solid, jis labai svarbus. Tai kaip kokybės patikrinimas. Gerai, grįžkim prie tų šablonų. Kuo tada kokybiška pagal Solid sukurta custom tema skiriasi nuo tų pirktinių ar nemokamų variantų? Juk jie irgi žada lankstumą, greitį. Pagrindinis skirtumas – kam jie skirti ir kaip sukonstruoti. Šablonai kuriami masėms, visiems. Todėl juose prikrauta begalė funkcijų, dizaino variantų, nustatymų, kurių didžiosios dalies konkrečiam verslui tiesiog nereikia. Bet tas kodas lieka. Ir jis lėtina svetainę. Didina klaidų tikimybę, ypač po atnaujinimo. Priežiūra sudėtingėja. Ir Solid ten dažniausiai nekvapo. O custom tema turi tik tai, ko reikia tau. Ji lengvesnė, todėl greitesnė, stabilesnė, kodas aiškesnis, lengviau plėčialas. Tai ilgainiui reiškia mažesnės išlaidas ir mažiau nervų. Bet gal ne visada reikia tos custom temos? Gal kartais užtenka ir šablono? Ką sako Vladimiras? Taip, jis čia gana pragmatiškai vertina. Jei svetainė, sakykim, tik reprezentacinė, keli puslapiai. Apie mus, paslaugos, kontaktai. Ir jei pagrindiniai klientai ateina ne per Google, o per rekomendacijas, atsfinklus, mokamą reklamą, ir tos aukštos SEO pozicijos nėra gyvybiškai svarbios, tada šablonas gali būti ekonomiškas, greitas sprendimas. Trumpam laikui gal ir tinka. O kada jau būtina ta custom? Situacija keičiasi kardinaliai, jeigu svetainė nesvarbus verslo variklis. Pardavimų įrankis, klientų generatorius. Jei planuojama rimtai konkuruoti dėl SEO pozicijų, tada techninė tvarka ir greitis yra tiesiog privalomi. Jei planuojama plėtra ateityje, dideli lankytojų srautai, integracijos su CRM, kitomis sistemomis,
Tai va, tokiais atvejais, kaip pabrėžia EasySEO praktika, pasirinkus šabloną yra didelė tikimybė, kad po poros metų jis taps stabdžiu ir teks viską daryti iš naujo, o tai dviguba investicija. Supratau, logiška. Na gerai, tarkim, verslas nusprendžia, reikia custom. Koks tas procesas, kaip jis turėtų vykti pagal Vladimiro rekomendacijas? Kokybiškas procesas, kaip aprašoma, tai ne vien programavimas. Tai kelių etapų visuma. Pirmiausia, strategija. Aiškiai suprasti tikslus, įvaizdžiai, pardavimai, užklausos. Ko reikia? Kokios funkcijos būtinos? Čia įsijungia SEO specialistas, planuoja struktūrą pagal raktažodžius, marketingo specialistas vartotojo kelią svetainėje, kur mygtukai, kur svarbiausia info. Taigi planas namo. Vadinasi, ne tik programuotojas dirba. Tikrai ne. Tada eina dizainas. Bet tik po struktūros patvirtinimo. Iš pradžių tie wireframe'ai, funkciniai eskizai. Tik paskui spalvos, šriftai, vaizdai. Ir tik tada programavimas. Ir čia tas kertinis momentas su solid principais. Dizainas verčiamas į kodą. Tvarkingai, lankščiai. Galiausiai integracijos. Tik būtiniausiai skėpėjai. Jei reikia L parduotuvės su WooCommerce, tai planuojama iš anksto. Ir aišku, testavimas. O kaip tas testavimas vyksta? Na, reikia patikrinti viską įvairiuose įrenginiuose, naršyklėse. Ar veikia formos? Ar pirkimo procesas sklandus? Jei praleisi šitą žingsnį, gali paleisti svetainę, kuri tiesiog neveikia kaip turėtų. Labai svarbu. Minėjote WooCommerce ir išskaipius, ar custom tema neapriboja galimybių? Gal šablonai čia lankstesni? Audika, kaip tik atvirkščiai. Individualus kūrimas užtikrina stabilų suderinamumą. Tema kuriama taip, kad veiktų tik su reikalingais įskaipiais. Išvengiama tų konfliktų, kurie dažni šablonuose dėl perkrovimo funkcijomis. O dėl WooCommerce integracija planuojama nuo pradžių. Pritaikoma prie parduotuvės poreikių. Tai reiškia, kad po atnaujinimų viskas veiks. Krepšelis nesugrius, mokėjimai veiks, o tai, patikėkit, yra didelis galvos skausmas šablono naudotojams. Gerai, o tas greitis. Ar tikrai tos kelios sekundės tiek daug lemia? Ar verslui tai aktualu? O taip, ir labai aktualu. Šaltiniuose duotas pavyzdys labai geras. Įsivaizduokit, leidžiat reklamą. Jei svetainė lėta, tai net iki 30% žmonių paspaudusių reklamą gali tiesiog išeiti, nesulaukę, kol užsikraus puslapis. 30%? Wow. Tai reiškia, kad trečdalis reklamos biudžeto tiesiog į balą. Prarasti klientai dar net nepradėjo su jais kalbėti. Custom tema, būdama lengva, optimizuota, šitą riziką smarkiai sumažina. Greitis tiesiogiai veikia konversijas. Ir reklamos atsipirkimą? Tai labai įtikinama. Pereikim prie SEO. Kaip konkrečiai custom tema padeda kilti Google paieškoje? Techninė kokybė – tai SEO pamatas. Ir čia individuali tema, jei gerai padaryta, turi didelį pranašumą. Pirma, švarus HTML kodas. Logiškas. Google lengviau supranta, apie ką svetainė. Antra, struktūra planuojama SEO specialisto dar pradžioje. Trečia, greitis, apie kurį kalbėjom. Visi šitie dalykai Google patinka. Todėl tokios svetainės lengviau indeksuojamos, turi tvirtesnį pagrindą kovoti dėl aukštų pozicijų, ypač konkurencingose rinkose. O šablonai čia nusileidžia. Dažnai taip, jų kodas chaotiškas, jos lėtesnės. Ir dar viena rizika minima šaltiniuose vadinamasis plonas turinys arba thin content. Kai kurie šablonai ar builderiai automatiškai sugeneruoja daug techninių puslapių archyvų žymų tuščių, kurios Google randa. Jei tokių daug, Google gali visą svetainę vertinti kaip žemos kokybės. Tai kenkia reitingams. Su custom tema kuriuoma tik tai, kas reikalinga. Logiška. Bet visa tai turbūt ir kainuoja atitinkamai. Kiek gali tekti investuoti į tokią custom temą? Kaina, aišku, priklauso nuo sudėtingumo. Funkcijos, dizainas, integracijos. Šaltiniuose Vladimiras pateikia tam tikras orientacinės kainų gaires pagal etapus, bet svarbu suprasti bendrą principą. Kokybiškas individualus projektas, apimantis viską nuo strategijos iki testavimo, pagal Solid greičiausiai prasidės nuo kelių tūkstančių eurų. Gali siekti ir 14 ir daugiau. Na, pavyzdžiui, minimėrėžiai. Planavimas gali būti 300–600 eurų, dizainas nuo 0–800–2000, kodavimas keli etapai gali ir 3000 siekti, funkcionalumas panašiai, integracijos testavimas. Susidaro suma. Nemažai. Taip, bet svarbu suprasti, tai investicija į ilgalaikį rezultatą. Jei gauni pasiūlymą už kelis šimtus eurų custom temai,
Na, reikėtų labai suklusti. Labai tikėtina, kad tai bus tiesiog modifikuotas šablonas, be solid properties, ir tas taupimas pradžioje, kaip perspėjama, vėliau gali virsti žymiai didesnėm išlaidomis. Tiesa, jei jau turi profesionalų dizainą, tarkim Figma formatu, tada kaina gali būti mažesnė, nes dizaino etapas praleidžiamas. Gerai, o be kainos ir techninių dalykų, kokias dar klaidas daro verslai rinkdamisi, remiantis tą Easy SEO patirtimi? Išskiriamos 3 pagrindinės klaidos. Pirma, žiūrėti tik į pradinę kainą. Pasirinkti pigiausią variantą, dažniausiai šabloną, neįvertinant pasiekmių greičio, stabilumo, SEO, ilgalaikės priežiūros kaštų. Taip, taupimas dabar, išlaidos vėliau. Būtent. Antra klaida – neklausti apie solid. Tiesiog pamiršti arba nesuprasti, kodėl tai svarbu, ir pasitikėti vien pažadu bus individualu. Tai gali lemti kodą, kurį sunku prižiūrėti ir plėsti. Ir trečia, galvoti, kad užtenka tik gražaus dizaino. Investuoti į išvaizdą, bet pamiršti, kad po jie turi būti tvarkinga SEO struktūra, apgalvotas marketingas ir kokybiškas kodas. Dizainas be pagrindo, tik fasadas. Taigi, apibendrinant visą šią mūsų analizę, paremtą Vladimiro iš Easy SEO įžvalgomis, profesionaliai sukurta Custom WordPress tema pagal Solid principus, tai ne šiaip brangesnis variantas, tai strateginė investicija. Investicija verslui, kuriam reikia stabilaus, greito, lankstaus ir gerai matomo įrankio internete, orientuota į ilgalaikę vertę. Tiksliai. Priešingai nei šablonai, kurie tinka paprastoms užduotims, bet gali būti rizikingi augančiam verslui. Ir pabaigai tokia mintis pamastymui, kuri kyla iš visos šios diskusijos. Prieš renkantis pas svetainę verta labai sąžiningai savęs paklausti, kokia jos rolė bus mano versle po metų, po 3, ar tai bus tik vizitinė kortelė, ar pagrindinis pardavimų variklis. Kiek svarbu laimėti kovą Google paieškoje, ar planuoju plėsti funkcijas. Nuo atsakymo į šios klausimus ir priklauso, ar rinktis greitą, bet gal laikiną sprendimą, ar investuoti į tvirtą pamatą, kuris tarnaus ilgai ir patikimai.